Sveiki visi, čia žvejybos laikas. Turiu nedaug laiko. Bandžiau TikTok'u filmuot, ryšys netraukė. Žodžiu, perrenkiau į GoPro. Nu ir ką, 10 minučių, gal 15 žvejybos, pirmieji užmetimai pašėrimai. Susikviečiau šiek tiek mailiaus. Palaukiu, kol mailias nueis. Nu ir ką, jau pirmas lynas. Kaip matom, kibirė. Tai va, palaikysim kibirę linuką. Gerai, kad su britkeliam, čia žolės buvo įsipainė. Atsiprašau. Tai žodžiu, matau, lynai ten burbuliuoja toliau nuo kranto. Iškart numečiau ten plūdę pamėginti. Palaikyti, pažiūrėt, kas bus. Biškinė techninė sklandumai, plūdę noriu susidėti. Ir laukiu čia vėl, kur pašėriau. Išmečiau visą pašarą praktiškai. Žiūrėsim, jeigu kažkas atsilieps, tai gerai, jeigu ne, tai ne. Kuom šėriau, tai lorpėje turėjau kokie 100 gramų kukurūzų ir viskas, ir įmečiau. Pagavau naktinio slieko. Pakol kas naktinis sliekas yra number one, aš manau. Kiek gaudžiau vien tik naktinis. Matau, kažkiek lyginas, tai ten paburbuliuoja, bet tokie neaiškus. Va, matau, prie kranto jau burbuliuoja, galim bandyti partempti. Palaukit, čia ta plūdė buvo. Tai jau mes bandysim parsitempti. Ir pastatysime ant tako, sakykime. Aš taip greit visai ir pagavau tą lyną. Vieną galim sakyti. Tiesiog aš jau numečiau ant tako, kur jisai plaukė ir pagavau. Tai va, jau kažkas kimba, matyt, smulkmė. Tai dabar žiūrim, ką turim, dedu ant GoPro ant galvos ir laukiam. Matau, prie plūdės kaip tik burbuliuoja tenais. Yra užmestas 3 plūdinės. Viena ten labai toli, kita jau matot važiuoja kažkas. Galynas, bandom užsidėti, palaukit. Žiūrim, kas turėsim. Kažkas važiuoja. Ne, visgi smulkmė. Smulkmė neleidė ateit sliekam pagulėti. Kaip matot, sliekai vien tik tais. Daug jų neturiu, tai išnaudosiu važiuos namo. Jeigu neišnaudosiu, va ten matau, kaip tik lynas toliau nuo kranto, kaip tik irgi plaukė. Šiek tiek toliau ir čia prie krantą stovi. Matos dar ten šiek tiek, kur plūdė labai toli užmesta yra viena. Gylė šiek tiek nepataikau, nes guli plūdės. Bandysiu gal varijuot, biškį pažaist. Čia vat bandysim kitką. Mes bandysim čia tokį bairį, batoną, didelį gabalą, nu kaip karpį. Ir metu ir traukiu. Tai turiu batoną, kodėl nepažaidus. Tokia esi viena, maždaug lengvai matai, kad kažkur burbuliuoja ten ir meti. Tiek mailis biškį apmažės jisai, neberas gal to maisto tokio. Ir jis turėtų atsitraukti, tai neturėtų darskyti. Vienas užmetęs ant metodo, tai esam 4 kabliukus turim, 4 išnaudosim. Ir masalų turi tik kukurūzą, musės lerva, kukurūzas, lieka ir batoną. Tai va, tokie mano masalai ir bandysim su tais masalais kažką suviliuoti. Dabar bandykime lengvą plūdelę skandinti čia prie kranto. Jau iš karto man kimba kažkokias raudelės, matau, neleidžia gyventi, kaip sakant, judina. Bando nuėsti. Ten kaip tik paskutiniai plūdai, tiesiai po plūdę burbuliuoja, tai galbūt išvažiuos lyną. Aš bent jau taip tikiu, kad gali būti. Jeigu burbuliuoja tiesiai po plūdę, reiškia, jis lieka ar jaučia, ar bando galbūt, žiūri aplinkui, pavadėlį biškelį su ilgesnį padaręs, tam, kad jau prarytų ir važiuotų. Tai čia va, kaip tik burbuliavo lynas vienoje vietoje, čia vaikščia kažkur apie metrą, aš jam padėjau praktiškai, ir jis už kokius kelių sekundžių iš karto išvažiavo. Tai tas smagu buvo. Kaip tik va, matau, vėl kimba ant kitos liekos judina kažkas. Žodžiu, judėsi kažkokia yra, pagrindinė ta smulkmė visokia, kūrinių nervina, bet reikia tikėtis, kad ir kažkas stambesnė paims. Kuom šersius, tai manau, kad paprasčiausiai geriausiai iš tikro, aš nežinau, nerekomenduoju čia šito, sakykim, pelečių, bet peletė yra 6 mm, tai raudė tikrai neprarys. Ką dar galim padaryti, tai va, šitaip. Šiek tiek įmetau. Jos tirpsta, tokia žalia spalva, skleidžia galbūt. Nežinau, kokia čia skonė, bet tikėkime, kad lynai patiks. Vietoj kukurūzo, kažko, tai jis kietos, tai
turėtų nepraryti šio masalo. Va, matau link metodą, ten kaip tik keliauja lynas, ten kaip tik į galą burbuliuoja dugnas. Galbūt ras mūsų metodą. Kažkas jau važiuoja va, ant tos vidurinės plūdės, bet čia matyt smulkmė. Radus liekus. Šiek tiek apsibaidžiau lyną, nes buvau įbridęs pasiimt žuvį. Dabar ką, laukiam? Slieka. O kasgi toksai galėtų daryti iki šiknos, jeigu ne šeriukas. Bandykime iškavint, gal kažkaip gyvens jisai. Jeigu ne, tai kokie lydekai liks maistas ar vėžiui. Realiai atėjo vėl lynai. Man reikia skubėti, laiko daug neturim. Reikia dėti skaniai ir tikėtis, kad lynas pasirašys ant kabliuko. Nu, jau jis kažin ar gyvensis. Nors nunėrė. Ką mes turim čia? Labai mažai sliekų. Aš turiu šiaip kastuvą, bet nežinau, ar čia rašiau sliekų. Gal reiks pamėginti ką pasikasti. Nes ant sliekų iš karto žinau, kad kibs, bet sakau. Jau kukurūzą, tai kuo paėmė. Nebloga. Buvo burbuliavo, pukštų ir įsijungė vėl lynas, kažkur pasitraukė, arba nežinau, kažkas nepatiko gal. Dar šiek tiek mačiau, kaip burbuliavo čia aplinkui, dabar priima. Tai va, bandykim dabar didelę batoną. Lyg prieš tai kybo ant kukurūzo gali būti. Bet daviau paėsti ir bandžiau kirsti ir tuščią paliko. Nušilpė. Dabar užmečiam batoną, tai va toliau traska kažkas. Neleidžia nusileisti. Pamėginkim tą vidurinę plūdę pažiūrėti, ar yra sliekai, nes mačiau, kaip tenais draskė. Na, ja, taip biškį nušilta gerokai. O kaip tik tą vietą ir išėjo burbulai. Štikim dar kokį sliekiuką vieną. Paskutinį praktiškai sliekus ir dedu. Gal kabliuką mato, ar dar kažką. Okei, bandau čia. Toje vietoje dažnai burbuliuoja, pastebėjau, tai ten ir užmeskim. Nes dabar žaidžia kažkas suplūdę su naktiniais ir kaip tik burbuliuoja šalia. Tai arba lyna žaidžia, arba maža žuvis. Prieš tai įmečiu, tai išbaidžiau, kaip dėjo burbulų iš padugno, matyt ant lyno pataikiau. Ir buvo įsivertę šalia toks neblogas, apie pusę kilogramų gal daugiau. Tai va, yra lynukai. Ir va, vis lieka tas juda, tai kaip tik užplūdęs už kokių ten 30 daugiau gal centimetrų, matau kaip burbuliuoja. Tai nežinau, ar čia lynas kimba man, ar kažkokia maža žuvis bando man nuslieku su jas. Na, gal lynas atims iš jos. Tai va, bet matau, kad yra lynas mano kaip tik vietoj, kur aš gaudau. Tai ant dugninės, kaip sakant, ant metodo nieko. Tikėkime, sliekai dar yra, viskas yra, bet ant liekų nieko. Tik va dabar va, kimba kažkas ant lieko, juda, va kaip tik burbuliuoja. Netoli, bet matyt, ne tas, ko aš norėjau. Bandykim dar batoną uždėti, va kaip tik dideli burbulai, tikrai lynas atėjęs. Gal uždėkim ir čia naktinę. Pažiūrėsim, kas gausis iš to. Paukokim dar naktinę ir nuleiskim jam gražiai tą naktinę. Kaip sakant, tiesiai ant vietos, kuris ir plaukia. Padarykim, kad švinai nusiskandintų greitai dugną, kad mažas smailis tus lieka, neužpultų taip baisiai ir viskas. Ir manau, kad turėtų būti viskas gerai. Lynas kaip tik prie tos plūdės, bet aš tikiuosi, kad nenuėdė dar viską nuo kabliuko ir toj važiuos plūdė, nes tiesiai prie plūdės važinėja. Bet neima to, ką esu užmetęs, tai. O, kažkas ima, jau kažkas ėmė ir nepaėmė. Kaip tik man dabar skambina. Geras lynas yra. Iš antrą kartą tiek iš jį paėmiau. Opa. Va, turim lyną. Vienas buvo išvažiavo, jisai nepaėmė, vėl permečiu, vėl matytas pat gal. Toks pat kaip tas.
Įsipainė žolės dabar. Pamėginkim duoti jam pačiam išeiti. Žiūrėjau, vėl važiuoja tik tai gražiai. Kur man sučiuoksai? Eita atsikabint gal įsipris biškį. Nes aš jau matau, kai jis įsipainė. Aišku, yra kitas važiuoja. Kutvila, kitas važiuoja. Opa, dar vienas. Dar vienas lynas. Cieli 2, hebra. Eik, tu važiuojam dar vieną. Nedidelis šitas jau. Bet dar vienas. Cieli 2. Sačiokas paskenda, tenka be sačiok. Dar trečias to važiuoja, žiūrėkit. O taip ir buvo fuksiorai. Jau prie kito, prie trečią dar plaukė kažką. Aš liekų nebeturiu, kas svarbiausia. Va, šitoks linukas gražus. Dedam naktinį greitai, paskutinį. Bandysim dar kartelį pagaut. Dar vieną. To matau, tą plūdį išvažiuos. Ten gabaliuk dar yra lieka. Galim sakyti, parėję. Lynai, kaip sakant, parėję. Tas dar ant kabliuko nepabėga. Šiaip nenori išbaidyti jų. Tvaisiu painės yra ir jie neina ištraukti. O, atsikabina, atsikabina. Šitas gražesnis. Oi, gerulis, tu esi. Opa, turim trečią. 3 lynai. Visi kaip nulieti tokie. Gražus, nedideliai, iki puskilio. Ir lūpos kraštelė ant slieka. Kitką nelabai norėjo. Jau smagiai. 3 per vakarą, va. Tokie patys visi. Paskiau paleisim. Dabar pasidėjau pasižiūrėti, kas čia gausis. O, prie tas kitos plūdės dar plaukė vienas. Dabar baigęs kaip tik mailius. Reikia žiūrėti, ką čia turim kabliukų uždėti. Nebeturim iš vis jau lindam. Nieko pasiūlyt, baigęs liekai. Kažkas ant metodo kybo ar pasirodo, mačiu. Nors viską gali būti, aišku, jis yra ant metodo užkip. Dabar yra užmesta, palikta. Dar vienas burbulioja lynas, tai čia neįsibaidė. O, ant metodai turim kažką. Ant metodo kažkas užkybo. Nėra. Karočią. O gal? Nėra. Turėjau kibimą. Ant metodo. Kaip tik per tos kitas plūdės nenori išbaidyti, o gal turi kažką? Ai ne, kas čia kojytė užkybo. Gavau, kad jau gal ir lynas koks. Žodžiu, koja neįdomu. Žiūrėjau, tik tai ding, gaus smūgis, jau bus lynas. Nevelė. Bandysim metodą uždėti toj pašariuką ir bandysim dėti kokį poiliuką. Tu užsideda paskutinis sliekus ant šitos plūdės. Bandysim užmest dar ant sliekų. Ką čia randu iš paskutiniųjų? Nes lieka jis nespjauna. Sliekų aš nebeturiu kaip tyčia. Ir dėl to O, yra dar sliekų, kaip tik likę. Svarbu, kad nenuėstų kokie kuoja. Tokie mini tie sliekiukai. Žodžiu, gaudom toliau. 5, bet jau šitas geras. O, tarp žolyno. Įsipainė, leiskim biškį. Ką tik viens nuėjęs, sliekų nebėra. Bandysim kažką dėti kitą jau. Batoną dar bandysim dėti ar kažką panašaus. Ten geras įstrigo, bet dabar nenori išeiti. Pastatykim dar biškį, jeigu pastovė. Bandykim kažką uždėti užmesti. Kad ir batoną. Sliekų skonio ar kažką dėsiu, nežinau. Sliekų nebėra, kasto atsinešiau ieškoti.
Ir kaip tyčia, praeitą kartą ten viens kybo, kažkas tokio, šiandien sliekų nėra. Tai ojojoj, jau ošia. Dar susipainė, dabar tokį pradės važiuoti, reikės ištraukti, nebeištrauks iš jis. Dabar jau biš pavarga, į žolės įlindas stovi. Dar timtelis turėtų išvažiuoti, bet kol jisai stovi, cigavinėje, užmeskim batoną. Didelę gabalą, gal važiuos toliau. Nes linų tai krūva atėjo. Tikrai daug linų šitam karjeriukė. Nu ką, traukim toliau. Nenori išsitraukti. Lynas nevažiuoja. O, kitas plūdas kimba, vėl sliekas. Kažkas čip. Važiuojam, hebra. Ai, blėt, metodas. Apvažiuoti metodą. Apmeskim metodą. Blin. Eik, tu savas lieka naktinė suėdė viskas. Bandom kukurūzą dėti tada. O lynas atsigavo. Nu, blin, kukurūzas batonas liko. Dabar nešersim dėl mažų žuvų. Kad nebūtų, žiūrėsim, gal kukurūzą čiupins. O, bandė nusitrauk gerai. Jau atsigauna. Gali būt, kad nebebus kibimų. Nes nebeturim slieko. Arba dar bus kažkas. Bandom kelt. O eiktų dar labiau įsipainė. Matyt, reiks brist, kad pasimti. Ai, ne. Bet jau yra įlindęs gerai. Tas mane patinka, aš nenoriu išbaidyti linų. Šis ant batono lyg judina. Gal ir lynas bus koks ant batono pradėsims, nežinau. Tikėkimės. O ant kukurūzo kažkas važiuoja vėl. Davai, paspurdėk, sulauži kokį. O kukurūzą vartą, kažkokį raudę gal. Čia tai lyną vieną kibimą turėjau, bet pramazino. Nučiulpė viską. O. Ir ką mes turime, jau kuoja, dabar jau iš karto kuoja. Jau nebesliekas ir kuoja. Buvau patikėjęs, galvau, galbūt, kaip sakant. Sakavos lynas kaip koks. Viskas turi pradžiai pabaigą. Įsikibimą baigęs. Na, bet pabandom specialiai. Žinau, kad linų yra. Viens po kito ėjo, žodžiu, virtinė, o jis visą stovi kibirė. Ir dar vienas stovi ten. Nu, teks atšioką imti, jau čia eiti. Kabinti. Pasidžiausiu šiandien. Dar keli neužkybo, tikrai daug kibimų. Čia reikės dar grįžti, jeigu bus vieta kokia. Šiaip čia gilu, tai toks dumblas nemažas, tai nežinau, ar dabrysiu iki ten. Jau va, daugiau nelabai išeina man. Daeiti liktai. O, išėjai. Oi, gerulis, eik čia į viršų. Ai, žiūrėk, nėra taip jau gilu. Nutrūko kabliukas, bet, kaip sakant, lynas pas mumis. Na, bent tiek gerai. Išsaugosim ir jam burną ir viską. Na, nėra toks kaip tikėjaus, bet tikrai energingas buvo. Sliekos tikrai jėda. Visi išėlės, tik nedideli tie linukai. O, dar vienas. Nu ką, reikia susirišti ir bandyti toliau kažką, batonų ir kukurūzų gaudyti. Ant kukurūzų. Baliat, supainės viską. Gera lydeka dar. Plūdės, lydeka antrą kartą, jau nesupranta, lynas gaudo. Lydekas kimba. Gauka lynas iš karto, nukanda, viso.
Nu tu, blėdė. Graži lydeka buvo. Virš kilogramų. Supainė 2 plūdinės man ir nukanda. Prieš tai lynas ant metodo, kai šovė, boilį čiupo, nutrūko visas. Čia nebekimba, sliekų baigės, visai kita žuvis kukurūza, va. Leidau, matyt, raudės puolė, tai lydeka neatlaikė. Susinervino. Neištraukiau, kaip sakant, paliko burnoj kablys. Norėjau daryti, galvau, gal ištemsiu. Nu, bet smagu. Lydekos irgi aktyvėja, kaip sakant, prieš ištemstant, maitinasi. Nieko. Mes ne to atvažiavom. Lydekos tegul gyvena, kaip sakant, dabar. Nukanda, tai nukanda. Nu, kabliukų šiandien prarasiu, matau, ne vieną. Lynų čia dar yra, matas, viens kits praplaukė. Taip, jau neburbuliuoja baisiai, bet įsiduoda lengvai. Matyti irgi biškis stresiuko gavo, vis tiek jau 5 pagavau, dar nuo ėjimų buvo ir per keletą valandų praktiškai kažkas, gal šerės čia, nežinau. Ar čia pašėriau ir man čia taip gerai viskas suveikė. Mailius, kaip sakant, judesi padarė. Ir po to lynai atėjo pasimaitinti to pašaro ir viskas. Ir užsilaikė. Tada tik naktinuką paduok, va. Naktinuką paduok ir... O! Metodą čiupo. Matėt? Ką tik kibimas buvo. Nežinau, ar užkybo. Matyt, kad nelabai, bet buvo dingš tik tai smūgis. A prieš tai vožė, pakirtau ir kablys nutrūko. Gali dabar irgi būt, kad nutrūko, arba tiesiog kybo ir neapžioja pačio kablio. Tik tai boilį patempė ir spjovė. Gniužulo, kaip čia pavadinus. Lynai irgi nepatinka tas kietumas, bet gal jie kvaili yra. Kukurūzo parė kažkas. Matau, lynas tiesiai prie kukurūzo, kur nušveičiau prieš tai. Jau burbuliuoja, o jau kažkas važiuoja. Bando gal tą kukurūzą. O čia reikia bandyti irgi įmės batoną, pažiūrėt, kas bus, bet jaučiu duoną. Raudės kapos. Ant metodo kažkas kyba, bet bijau tikrindama. Šioks toks judesys prasidėjo vėl. Aišku, slieko nėra, tai gali būt, kad ir nebebus tų judesį. Čia buvo batonas, va. Tai ir nebėra batono, va. Suėdė. O, kimba kažkas. Važiuojam, hebra, kukurūza. Lynas. Blin, ojo, lynas. Oi, gražus buvo. Matėt. Reikėjo plėšti vien dėl to, kad iš žolės buvo ėjęs. Atsikabina. Oi, gražus lynukas buvo vėl. Šiandien jau nežinau, kilins kibimas. Šiaip netikėtas toksai video sukūrimas šiandienas. Duos aš filmuoju pastoji, matot, kibimas po kibimo. Nuoja šį kartą. Žiūriu, gražiai burbuliuoja ir jau neša kažkas. Tai. Biški tokį nuotolį atitaikiau, matyt, kur jisai stovi tas lynas. Ar kažkas tinka. Bandykim metodą įsitraukdama, pažiūrėt, kas bus. Gal irgi jau kabliuko nėra. Ne, visgi boilį numušė. Sugebėjo boilį numušti. Judas yra tikrai nemažai. Kuo man patinka lynų dar žuklė, kad aš ant vakaro galiu atvažiuoti. Užmės greitai ir praktiškai jau burbuliuoja kažkas. Tai va tas vien tikėjimas, kad burbuliuoja. Dakim biškiem. O, kaip tik burbuliuoja naujas. Bandykim vėl peletę. Dabar dėjau oranžinį. Šiaip gal jiems nėra net skirtumo, gal jie maitinasi. Dėsiu oranžinį su geltonu ryškų iš karto tokį. Pažiūrėsim, kaip reaguos žuvis. Ne ant plauko, ne į vėlutę, neturiu pasiruošęs, tai aš jį tiesiog va taip pakabinu ant kabliuko. Kaip matot, ir jis lynas, kai siurbė, tai jį siurbė su kabliu iškart.
Dabar meskime. Na ką, aptemo, baigėsi sliekai. Bandžiau batoną su kukurūzu, paskutinį masalai, kokius turėjau, dar boiliukai. Ten boiliuko nutraukė kabliuką. Tada dar dėjau kojos kybo. Dabar irgi biš pakramtė tą boiliukai paliko. Dar ištraukiu vieną lyną. Dabar jau nežinau, kiek ten tų lynų. 6 berods. Tai reiks paleisti kai kurios. Visi tokie iki pusės kilo, biški virš pusės. Dabar va, metodo kažkas labai neblogai daužo. Jau važiuojam plūdę. Jau bus koja matyt, bet galim traukti. Nufilmuosim. Mačiau vėl lynai parėjo, aš buvau įlipęs, išsbaidęs viską. Tai va, vėl koja. Gal ir raudė dabar jau. Na, dabar raudė. Žodžiu, kukurūzą netaip nori lynai imti kaip slieką, bet ir ant kukurūzo paėmiau porą lynų. Tai manau, kad galima. Dar paskutinį man kukurūzai, matau vėl burbuliuoja dugnas. Aš daugiau masalų jokių nemetu, tik laikau savo uždėtus. Tai taip, kad lynas neturėtų pasirinkimo jokio, jeigu jis nori ėsti. Arba randa, ką randa, arba ima mano kabliuką. Stengiuosi taip jau riebiai uždėti ant kabliuko tų kukurūzų. Gal ir negražiai ant dugno guli, bet raudė, sakykim, puola. Ant daugiau kai kukurūzų, gal neapžiuoja visko, tai atsigula ant dugno jau. Jau kas atsigula, tai lieka lyna. Ir matau, kad tenais va burbuliuoja tam kampe. Tai va, tik įmeti būna raudę sujudina, po to kažkaip primsta tą plūdę. O dabar jau tik įmečiau, vėl plūdė šokinėja. Ir taip ir kukurūzus numuša šiek tiek, tas nervina. 11 galvoju, gal mažiau, daugiau. Bet va ir rezultatas. Stiek lynai užkybo, reikia pastikrinti. Visgi, viskas vietoj, daug kukurūzai yra dar. Bet matyt, lynas nenori to kukurūzo. Bet palaikykim dar. Gal dar paims, nes aš matau, kad jis paburbuliuoja, vis kažko ieško, kas jiems skanu, bet neberanda jo tokio skanėsto kaip sliekas. Manykim vieną arčiau, kitą toliau. Na ir tokie trikampiai statau visai įdomiai. Takelis kažkur yra ir jis čia maitinasi. O tas man nepatinka, kažkaip jie pajudina jį, bet reikia gilį gal padaryti šiek tiek, kad negulėtų, nekabėtų švinukas, labiau ant dugno gulėtų ir pasikeltų lynas, kai norės. Nes kažkas nepatinka sto plūdėjams. Va, įmečiau, viskas. Tokį trikampį padariau ir laukiam dar. Žiūrėk, įdomu, kiek valandų jau. 10 valandų. Kažką vaiką apšerašė, bet matyt vaikai labiau. Na, dar biškį pabūkim, kažkiek tais bandykime ant metodą pažiūrėti, gal netyčia kliovas bus. Štai kai rovė, tai ir nurovė kabliuką. Meržą plūdė vėl raudę. Bet nėra. Na ką, hebrytė, rengiuos. Viskas bombinė žvejyba, sliekų neturėjau. Sustoja tokį vietinį čia. Sakau, turi sliekų. Davė, užmečiau dar vienas. 7 lynai per 3 valandas. Žodžiu, dar nuėjimų. Beprotybė. Geras karjeriukas, nežinau, gal matot per kamerą, gal ne. Tai žodžiu, radau gerą karjeriuką. Reikia dar pamėginti. Nu ką, dabar va, vežu juos, pasileisiu kelis į prūdą. Ir ką, šiandien tiek. Kaip sakant, pasiskraidim žvejybos laikas YouTube kanalą, didelis dėkui tau. Sekantį kartą jau žinosiu, kad čia galim padaryti gerą video. Tai pasitengsime geriau viską padaryti, kad žuvį būtų ką valgyti, sliekų būtų. Tai parodyčiau, kaip sakykim, geresnį video, kaip kas bus, kaip ką reikia daryti. Dabar reikia žiūrėti, kaip ta lynai
Įdėt, kad nepritaškytų mašiną. Ir viskas. Gal čia ir padėkim. O šiandien tiek. Iki greito. Važiuoju namo. Kaip sakant, miegoti.